Kažkur girdėjau tavo kažkokiam straipsnį apie tai, kad omerta kaip tik reiškia vyriškas ir kuklus. Ar tu iš tų vyrų, kurie nekalba? Daugeliu žmonių giliai nusispjauti. Ką tu jauti, kaip tu gyveni, ką tu išgyveni ir taip toliau. Jeigu dar jie ir pamato tą silpnumą tavyje, jie kaip tik dar ir bando dar labiau tave į jį įtraukti. Jeigu iš manęs reikalauja tik tai būti stipriam, būti kažkokiam, aš ne tik, kad slepiu kažką, bet aš gaunu įsitikinimą, kad mano emocijos, mano poreikiai, kurie kyla, jie yra nepageidaujami. Nuvažiavau į studiją ir įrašiau pirmą dainą ir dabar aš tą dainą kartais paklausau ir galvoju, ant kiek aš buvau užsispaudęs. Kažkurio momentu vaikui tu esi visas pasaulis ir po to tu tampi nereikalingas. Ką reiškia būti paauglio tėčiu? Savęs pažinimą. Ar tiesa sako, kad jeigu kažko bijai, ten tau ir kelias? Be abejo, pirmoji eilėje. Labas draugai! Šiandien noriu kartu su jumis pradėti naują ciklą mūsų psichodietologinių pokalbių. Apie jį labai ilgai svajojau. Norėčiau kalbinti žymius, talentingus, sėkmingus vyrus. Bet ne apie jų sėkmės istorijas, o apie jų jausmus. Apie tai, ką vyrai tikriausiai nemėgsta atskleisti. Apie emocijas, poreikius, apie moteris, apie mūsų kompleksus ir apie jų požiūrį į mus. Taigi, šiandien noriu pristatyti jums savo pirmąjį svečią. Vieną žymiausių Lietuvos hip-hopo kūrėjų, Omertą. Ačiū labai, kad atėjai. Ir leisk man pradėti nuo šitos frazės. Aš laukiu šitą momentą. Omerta, mums reikia pasikalbėti. Kelia jausmus? Kelia. Dažnai girdėti? Tenka girdėti. Tenka gyvenime girdėti. Papasakok iš savo pusės, ką tau tai reiškia. Ką jaučia vyras, kai moteris užpuola su tokiais klausimais? Stresas, dažnu atveju. Aš galvoju, ką aš padariau ne tokio, ką ne tai padariau ir tada pradedi prisimint ir tada jau įsilieji į pokalbį. Ir bandai aiškintis, kas ne taip. Nors nebūtinai šitą frazę turi neigiamą atspalvį. Dažnu atveju būna, reikia pasikalbėti. Ir kalbam apie buitį, apie gyvenimą, apie planus, apie keliones, apie šeimą ir taip toliau. Iš tikrųjų, moteris labai dažnai skundžiasi tuo, kad jų vyrai yra emociškai nepasiekiami. Kad, jis geras, jis tikriausiai mane myli, jis kaip ir čia šalia, kažkokius net gerus darbus daro, bet kaip su siena, neįmanoma pakalbėti apie tai, ką jis jaučia, ką išgyvena. Kaip tu manai? Būti vyru reiškia būti kukliu, santūriu, nes kažkur girdėjau tavo kažkokiam straipsnį apie tai, kad omerta kaip tik reiškia vyriškas ir kuklus ir dar tylos įžadas. Taip. Tai kaip tai yra? Ar tu iš tų vyrų, kurie nekalba? Aš ganėtinai esu uždaras, retai prisileidžiu prie savęs žmonių, emocijas irgi stengiuosi slėpti, bet ne nuo artimųjų. Jie bent jau mato mane tokį, aš ganėtinai turiu tokį paveldėtą iš savo tėčio emocinį intelektą ganėtinai aukštą. Ir jeigu aš ir nepasakau savo emocijų arba stengiuosi jų neparodyti, pas mane ant mano snukelių viskas matosi. Tai šitoje vietoje sunku kažką būtų nuslėpti, bet manau, kada gyveni su žmogumi ilgą laiką, jisai te pažįsta, supranta ir jau tada sako, kas negerai. Bet be abejo, aš stengiuosi per daug nerodyti emocijų, su jomis susigyvent, jas nugalėti, vyksta pastovus dialogas su savimi ir sprendimų ieškojimas. Ar tiki, kad emocijos yra blogai? Ne. Kad tai yra silpnybė? Aš manau, kad šiai dienai gerumą, galbūt tam tikras savybės, kada žmogus bando suprasti kitą žmogų, priima kiti žmonės kaip silpnumą kito žmogaus. Aš su tuo susiduriu laikas nuo laiko. Kai kur pasimokiau, kai kur niekada tos, sakykime, savo gerosios pusės rodau savo blogąją pusę. Stengiuosi, ne tai, kad blogąją pusę, o tiesiog kartais pasakau,
Taip negali būti. Ar manai, kad jausmai yra silpnybė? Tam tikrais momentais taip. Tam tikrais momentais taip, bet ne santykiuose tarp vyro ir moters arba tėvų ir vaikų santykiuose. Aplinkoje taip. Tai gali būti tokia paradigma, kad žmonės gali tavęs nesuprast, tu jiem gali pasirodyti silpnas ir jie tada darosi savo išvadas. Tam tikras. Labai įdomu, ne? Nes man atrodo, čia labiau būdinga vyrams yra, kad jeigu tu esi emocionalus, ypatingai jeigu rodai tam tikras emocijas, taip, tai tada tu tampi silpnas. Moteriams yra tarsi kitas emocijų sąrašas, taip, mergaitėm gerom negalima būti piktom ir zliom, tapti piktą raganą, reikalauti per daug, ten ribas kažkokias turėti, ne? O vyrams atvirkščiai, piktis yra kažkas gero, rodo, kad esi veržlus, kad esi geras čia patinas. Jo, alfa. Bet yra kitas emocijų sąrašas, kurio geriau nerodyti. Kokios emocijos tau yra tabu, kurių geriau nerodyti? Galbūt depresyvios mintys tam tikros, kuriuo aš niekada nerodau. Jų dažnai būna pas mane. Susijusių su mano veiklom, su savivertė, saviėda, tokia, žinai, jų būna pas mane. Aš stengiuosi jų nerodyti, kažkurio momentu aš norėjau apie tai kalbėti ir pasakoti žmonėm, su kokiais iššūkiais aš susiduriu, kad mane suprastų, kad suprastų mano kūrybinį procesą, kad suprastų mano gyvenimą tam tikrų atvejų ir mane patį. Po to tą mintį atmečiau, nes supratau, kad žmonėms mažiausiai tai rūpi, jiems rūpi tik tai produktas, kurį aš darau. Jiems nerūpi, kaip aš gyvenu. Todėl tą mintį atmečiau ir dabar stengiuosi nerodyti tam tikrų dalykų, kad nežinau, nepasakysiu, kad jie ten jaudinasi kažkaip ir taip toliau, bet nesinori, kad matytų mano tą silpnumą tam tikrą. Ta mato mano artimieji, to užtenka pilnai. Arba artimi draugai, labai artimi. Aš jau nedaug turiu. Jo, gerai, kad yra tokia aplinka, nes man atrodo, kad tai yra labai toks vienišas ir sunkus kelias, kai nėra žmonių, kuriems aš galiu atskleisti save visą. Ir tada, žinai, tik tai mano kaukės tinka ir tai labai kelia daugybę frustracijos tikriausiai, aš nežinau. Aš neseniai šiom dienom bendravau su savo draugu. Jis dabar išgyvena depresiją labai stiprią, pastarąsias 3 dienas. Aš jam tą patį sakiau, tu turi mus 3 draugus, jau jisai viską išsakė, ką galėjo, mes palaikėm nuolatos ryšį, nes tikrai labai gilioj depresyviniai būkliai dabar, ne klinikiniai, bet grinai emocijų prasme. Ir sakiau, žiūrėk, tu mums gali išsipasakot, išsiverkt. Jisai ganėtinai dabar toli, tai mes palaikom ryšį telefonu, bet sakau, kada tu eisi į darbą, tai jau žiūrėk susiimk. Mums gali išsiverkt, mes tave palaikysim. Tau neatrodo, kad būtent tai ir yra priežastis tų depresijų visų? Nes jeigu iš manęs reikalauja tik tai būti stipriam, būti kažkokiam, tai aš ne tik, kad slepiu kažką, bet aš gaunu įsitikinimą, kad dalis manęs yra netaisyklinga. Jinai yra negera, mano emocijos, mano poreikiai, kurie kyla, jie yra nepageidaujami. Žinai, visko negalim absoliutinti. Situacijos gyvenime yra skirtingos, absoliučiai. Aš dabar turėjau jubiliejų, visai neseniai, žinai, ir mano patirtis gyvenimiška yra tikrai labai plati ir aš žinau tik vieną, kad daugeliu žmonių giliai nusispjaut, ką tu jauti, kaip tu gyveni, ką tu išgyveni ir taip toliau. Jeigu dar jie ir pamato tą silpnumą tavyje, jie kaip tik dar ir bando dar labiau tave į jį įtraukti. Tai šitoje vietoje aš nemanau, kad tai rodo, kad tu esi sugedęs kažkoks ar blogas. Tiesiog reikia tą išgyventi savyje. Depresijų aš niekada nepatyriau tų klinikinių, nors depresyvių minčių, kaip minėjau, turėjau. Bet aš visada su savim tą vedu dialogą ir bandau išsiaiškinti, kodėl taip yra. Kas manęs netenkina, kas mane privedė prie to, kodėl, tarkim, tam tikri žmonės mane pastato į nepatogią padėtį, nors realiai jie tokios galios ir neturi. O kas tau padeda grįžti į resursinę būseną?
disciplina. Greičiausiai. Tai yra nuolatinė disciplina, rutina tam tikra, kūryba, depresyvių laikotarpių aš, arba depresyvių gal nereikėtų vartoti iš vis tokių liūdnais laikotarpiais arba nepozityviais laikotarpiais aš negaliu kurti. Aš kuriu tik tai, kada pas mane yra energetinis hypas, kada aš jaučiuosi gerai, kada manęs niekas neslėgia ir kada aš neturiu jokių rūpesčių. Tikriausiai dėl to tavo dainos labai patinka, nes jos labai jausmingos yra, tekstai yra labai jausmingi. Taip. Juose labai daug emocijų. Ar tai yra tavo būdas išjausti emocijas? Be abejo. Aš nežinau, aš tau minėjau, gal neminėjau. Aš savo gyvenimo rodau tik tai turbūt asmeninio gyvenimo. Rodau turbūt kokius 5% visuomeniai. Ne? Tai kurie mane seka, galbūt, kurie domisi mano kūryba. Kiek daugiau šiek tiek mato mano artimi draugai. Todėl tas jausmingumas ir visa kita, kad aš esu geros nuotaikos, aš prisėdu prie kūrybos, tada aš jau viskas, matomai per tą laikotarpį, kada, sakykime, sukaupiu tam tikrą bagažą jausmų ir žinių, ir patyrimų, ir potyrių, ir prisiminimų, ir tam tikrų vizualizacijų. Aš tada jau per kūrybą, jau ten viduj, kol rašau, viską perverdu. Be abejo, tada būna tam tikri daunai, priklausomai nuo dainos, aišku, kada tu išgyveni tam tikrus momentus iš naujo. Patyrimus, kurie buvo anksčiau ženkliai. Tada būna tokių emocinių kalniukų, supoklių, kur tave iš vieno kampo į kitą, žinai, tiesiog mėto. Ir be abejo, aš per kūrybą labai daug emociškai išsikraunu. Ten yra visas mano jausmingumas, kurio aš nerodau galbūt. Tokia sveika sublimacija. Visiškai. Vienintelis sveikas būdas. Kūryba yra mano dienoraštis absoliutus. Žmonės, kurie manęs galbūt nori mane pažinti, bet negali, tai jie gali mane pažinti per kūrybą. Aš suprantu, kad yra ganėtinai sudėtinga. Vietomis be abejo yra abstrakcijų daug, metaforų, bet viskas užkoduota tame. Viskas apie tave, viskas tu. Jo, tik reikia pagauti tuos raktus ir atrakinti tas dureles. Reikia tiesiog pasidomėti ir paklausti. Ir vakar kaip tik man rašė žmogus, sako, ką reiškia va tai eilutė, mes sako, va čia su žmona kaip tik sėdim ir galvojam ir niekaip nesuprantam. Tai šiandien bandžiau koduoti, žinai, Kokia eilutė? Paskutinio kūrinio, sako, kur reikia dėti kablinę, sako, nelabai suprantu priedainio. Tavo akyse visas pasaulį matau, man trūksta oro. Tai aš jam bandžiau paaiškinti, kad priedainis buvo rašytas COVID laikotarpiu, kada mes vaikščiom su kaukėm. Ir kada tu matai tik žmogaus akis. Ir visą pasaulį matau tavo akyse ir man trūksta oro būtent dėl to. Aš irgi apie tą eilutę galvoju kaip tik šiandien ir man jinai irgi pasirodė dvejopa. Pirmą kartą, kai girdėjau, atrodė kaip dusinantis santykiai. Kai žmogus vienas, kai yra toks susiliejimas, žinai, ir vienas žmogus tarsi privalo man atstoti visą pasaulį ir aš dėl to dūstu, po to irgi pagalvojau, gal kablelis ne ten. Jo, kablelis ne ten. O gal kablelis ne ten. Ta daina apskritai yra pozityvi savo jausmingumo atradimais, dviejų žmonių nuotykiais. Man atrodo, kad ten viskas labai pozityvu, labai aišku ir suprantama. Labai smagu, kad tu tą mitą apie tai, kad kūrėjas turi kentėti, kad rašyt, tiesiog sugrioviai čia ir dabar. Kenčiantis kūrėjas yra pati blogiausia fazė, kokia tik gali būti kūrėjui. Tiek finansiškai kūrėjas turi būti laisvas ir nepriklausomas, tiek kūrybiškai. Be abejo, galbūt jeigu ta frazė galbūt, ne, kūrėjas turi būti alkanas, jinai atėjus iš to, kad kūrėjas turi būti alkanas turbūt kūrybos prasme, kad pastoji valgyti, noriu dar, noriu įkvėpimo, noriu daugiau pažinti, nes mano kūryba irgi ateina iš patyrimų, pažinimo aplinkos žmonių, savęs. Dėl to aš kartais laikas nuo laiko susitinku su man nepažįstamais žmonėmis. Tarkim, Instagrame mes susirašom, žinai, ką, davai susitinkam, išgersim kavos, susipažinsim, nes kartais tie pokalbiai, jie atneša tokio naujo supratimo, kartais supurtimo, kartais pažinimo kitaip. Nes aš irgi dar
kalbėjau apie jubiliejų, bet kuo daugiau ir daugiau metų turi, atrodo, kad tu dar iš vis nieko nežinai. Sveika būsena, man sveika, atrodo. Keista būtų, sveika, jeigu sakytum kitaip. Kad vis kažkas naujo, vis kažkas, lyg ir viskas pažįstama, bet viskas kitaip. Ir aišku, tai priklauso ir nuo laikotarpių, ir nuo to, kaip mes gyvenam, nuo to dinamiškumo viso gyvenimo, bet pažinti žmonės man patinka, aš iš to dėka aš kuriu dainas, nes ne visos istorijos be abejo apie mane yra. Kai kurios istorijos tiesiog yra apie žmonės, aš bandau tą suprast, suvirškint savyje, nes žinai, kaip būna, viena pusė. Čia panašiai yra, kaip eina apkalbos, žinai, viena pusė kalba kitai ir tu ten jau susidarai savo vaizdą visą. Jo. Tai pas mane irgi taip yra, bet su kūryba. Aš tada kūryboje bandau suprasti, suvokti galbūt tą laimę, galbūt tą kančią, galbūt meilę, galbūt pasilgimo jausmą, augimo, nežinau, ilgesio ir taip toliau. Aš irgi tą bandau dar suprasti. Man atrodo, čia labai smagi yra stadija, kai vis dar man yra įdomu tai, kuo aš užsiemu, žinai, aš vis dar nepatenkintas, aš vis dar alkanas iš tikrųjų, toks libido gyvenimo. Taip. Klausyk, o labai dažnai pas mane ateina klientai, kurie dėl tam tikrų savo jausmų, ar išgyvenimo, ar vaikystėje, ir dabar sako, kad, aš nežinau, ką aš noriu užsiimti, aš norėčiau rasti tą savo pašaukimą, norėčiau surasti savo vietą, labai dažna tokia frazė yra, norėčiau rasti, kur ta mano vieta ir kažką daryti. Ir jie visada kaltina save, kad tai yra priežastis to, kad jie negali realizuotis, yra žema savivertė. Ir grįžkime tavo vaikystę, nes, kiek žinau, ant scenos esi 15-17 metų, ne? Kažkas to. Beveik 20. Beveik 20. Kaip skamba. Jo, labai rimtas skaičius. Jo, atrodo, kad tau dabar 20. Klausyk, tai kai tu buvai vaikas, tu žinojai, norėjai būti tuo, ko dabar esi. Nes aš turiu tokį įsitikinimą, kad jeigu žmogus nežino, ko jis suaugęs nori būti, tai reikia grįžti į vaikystę ir pažiūrėti, kaip tu žaisdavai, su kuo tu žaisdavai, kas tave realiai užvesdavo tada. Ir tikriausiai tai buvo tavo tyriausi tie norai, kurie po to gyvenimą buvo truputį aplaužyti. Ar tu tada, būdamas vaiku, rodai kažkokį susidomėjimą, nežinau, kūrybą, sceną, muziką? Ne. Aš buvau absoliučiai... Kadangi mano dukrai dabar 12 metų, aš matau tą atspindį savo joje, jinai lygiai tokia pati santūri, lygiai tokia pati kukli ir žmonės, kurie mane pažinojo dar, sakykime, iki 12 klasės, jie dabar visi taip stebėsi. Sako, kaip? Sako, taigi tu niekada ten nebuvai ant scenos, niekada nieko, bet aš namuose visada rašydavau, visada domėjausi labai muziką, hip-hopo kultūrą visą, ten rašydavau straipsnius įvairius ir taip toliau. Apie tą kultūrą ir mano svajonė buvo įrašyti dainą. Be abejo, aš turėjau tam tikrus savo role model žmonės, į kuriuos aš norėjau lygiuotis ir būti panašus. Čia, aišku, tie paauglystės maksimalizmai įvairūs ir visa kita. Tai aš jau kažkur 16 metų, 15 turbūt jau, 15, gal 14 net. Aš jau žinau, kad aš tikrai rašysiu dainą ir bandysiu save tenai, žinai. Ir man tik reikėjo pabandyti. Mano kelias iki įrašų studijos buvo ganėtinai tolimas, nes aš gyvenau Prienuose. Tuo metu mes neturėjom įrašų studijų ir vienintelės įrašų studijos buvo arba Vilniui, dar Kaune buvo kelios. Tai kada aš jau atvažiavau į pirmą kursą Vilniui mokintis, tada aš jau nuvažiavau į studiją ir įrašiau pirmą dainą. Ir aš atsimenu, kaip dabar aš tą dainą kartais paklausau ir galvoju, ant kiek aš buvau užsispaudęs, ant kiek buvau savim nepasitikinti. Be abejo, tai buvo pirmas kartais ir jisai visada tai yra toks nelabai jaukus. Koks jis gali būti? Jo, koks jisai gali būti kitoks, žinai. Tai aš tai išbandžiau, aš supratau, kad aš galiu, bet reikia pasistengti. Dar labiau, kokybiškiau, geriau pasitikėti savim, aš tada po truputį ir kažkaip žiūriu, kad tas įsuko, be abejo, tai yra gyvenimo būdas dar iš vienos pusės jau tapęs mano. Ir gera terapija. Be abejo. Iš kuklaus berniuko tapti žinomu, matomu. Matomu ir lysti visur. Čia aš be abejo iki šiol save laužau tam tikrais momentais. Ir bandau, ir pastoviai save bandau. Ir visiems sakau, bandykit save. Visada. Kur bebūtumėt, visada bandykit. Be abejo, Ar tiesa sako, kad jeigu kažko bijai, ten tau ir kelias? Be abejo. Pirmoji eilėje. Pirmoji eilėje, jeigu kažko bijai, pirmoji eilėje
tą ir daryk, nes turi tą nugalėti, turi peržengti tą slenkstį ir judėti toliau. Kitaip tu nieko nepasieksi gyvenime. Arba neišbandysi to, kas iš tikrųjų yra tavo. Jeigu žmonės savęs nerado realizacijų, tai reiškia, jie neperžengė tam tikrų barjerų, tam tikrų ribų. Arba kažkas iš tikrųjų galbūt net nėra jų savirealizacijos tas finalinis taškas. Reikia išbandyti save visur. Aš tą patį savo dukrai sakau visada. Išbandyk save visur. Absoliučiai. Dėl to tempiu į įrašų studiją, kur jinai įrašinėja, man kartais dainuose skamba priedainiuose jos balsas ir taip toliau. Aš ją visur bandau tempti. Aš žinau, kad jinai suradus savo kelią ar tuom, kom jinai nori būti, jinai eis juo, bet pradžioje aš jai noriu tą kelią šiek tiek parodyti, kas gali būti. Kur gali būti gerai, kur gali būti negerai, kokios pasiekmes gali būti po to, kai tu pasirinksi vieną ar kitą kelią. Kokios? Aš žinai, kodėl galvoju, nes aš kai buvau paauglė, ir dabar gal irgi truputį to liko, aš buvau labai fatališka. Žinai, tai buvo kelias A, kaip pasakoju, ten laukia baisi ragana, kelias B, laukia dar kažkas, drakonas ir pasirinkti reikia. Ir atrodo, jie va tokie, žinai, priešingi ir fatališki. Ir tas sprendimas tada ateidavo labai sunkiai iš tikrųjų, nes tu tarsi sprendi apie viską ir tai kainuoja labai daug. O dabar laikui bėgant suprantu, kad tiesiog tam tikri keliai, jie vis tiek įeina į vieną tą patį kelią. Dėl to ir sakau, negalima nieko absoliutinti. Man tenka girdėti, be abejo, dėl to, kad nepasakoju žmonėms tam tikrų dalykų apie savo kūrybą, apie tą savo kelią ir taip toliau, su kuo aš susiduriu, kaip atlikėjas, kaip kokie iššūkiai aplink mane. Žmonės išgirstų visą istoriją, tai sakytų, arba bent jau, nežinau, pusę metų pagyventų mano kailyje, jie sakytų, aš tokio gyvenimo nenoriu. Čia yra per daug sudėtinga, per daug sunku, žinai. Ne dėl to, kad aš esu jautrus, o dėl to, kad tiesiog kartais yra be galo sunku suvaldyti tam tikrus procesus, ypač kai tu augi, kai keičiasi to aplinka, kai laikas dabar bėga tiek greitai, dinamiškai, kad reikia prisitaikyti prie to mūsų gyvenimo būdo, apskritai pasaulio būdo ir kūrybos keičiasi, kada tu, nežinau, ten toks lūžis turbūt buvo pas mane praeitais metais, kai grįžau po vieno koncerto namo, atsisėdau terasų, net namo neužėjau, tiesiog sėdėjau, ką aš darau su savo gyvenimu. Būtent kūrybiniu, nes taip negali tęstis, reiškia, aš kažką darau ne taip, nors įdedi pastangų va tiek ir tiek ir tiek, bet įprasminimų nėra tame. Ir su tuo kovot pastoviai yra ganėtinai sudėtinga, nes kūryboje aš save randu, man labai patinka ir visa kita, bet kūryba susideda dar iš to pačio finansinio, marketingo, visų kitų sudedamųjų, kurios slegia, be galo slegia. Ir tu supranti, kad nuo kiekvieno šito proceso priklauso, ką tu turi, nuo kiekvienos smulkmenos. Nes viskas priklauso nuo smulkmenų ir kiekviena smulkmena turi būti išpildyta. Ir šitoje vietoje, kada nesąveikauja šitie dalykai šalimais, kurie labai vargina galiausiai, tada šiek tiek pasimiršta ir pati kūryba. Ir aš su tuo kovoju pastoviai dabar pastaruoju metu ir aš turėjau net tokių minčių, kad gal reikėtų tą kūrybą šiek tiek arba supaprastinti. Kaip kūrėjas aš noriu, kad mano kūryba eitų. Aš niekada nenorėjau šlovės savo, kaip asmenybei. Rašyti stalčių, ne? Jo, man šlovė nereikalinga, absoliučiai. Man tas žinomumas nereikalingas, kaip man asmeniui, kaip tokiam va. Man jisai absoliučiai yra svetimas, man jisai toli gražus, svarbus yra. Man yra svarbu kūryba. Tai, ką aš įrašau ir paleidžiu. Ir aš noriu, kad tai būtų, gautų tą šlovę, o ne aš kaip asmuo. Ir šitoje vietoje tada tenka pačiam laužyti save, eiti per kitur, rodyti save pastoviai ir žiūrėkit, pažinkit tada mane ir tada gal pažiūrėsit į kūrybą, nors aš norėčiau, kad kūryba būtų tas vedantysis, kuris norėtų sužadinti tą norą pažinti galbūt mane, nors man tai nėra būtina. Aš turiu tokią teoriją, kad mes nesam vientisa asmenybė, ne? Kad pas mus ten daugybė būtybių, charakterio, bruožų ir taip toliau. Ir man atrodo, kad tavyje yra ta, žinai, būtybė, kuri nori šlovės, bet tu jos neprileidi prie vairo ir po to pats nepatenkintas. O jeigu ją išleist į sceną, žinai, ir tada, kad jinai gautų savo tą šlovę, gal tada pats procesas irgi
dalis šito proceso gautų daugiau prasmės. Kaip Gali pripažintum, būt. kad tai ne tik apie dainas, bet apie mane irgi, kad aš noriu. Gali būti, bet stebint kitus žmonės, kurie galbūt siekia to šlovės, ne, siekia tos šlovės, jie yra užsibrėžę tikslą, aš noriu būti žvaigždė, jie tada ten eina, aš matau tos žmonės aplinkui, kurie galbūt net neturi... Nesvarbu, ką daryti, jo, tiesiog, kad būtų gal neturi, žinomas. jo, kad neturi net talento tam tikro, bet turi norą būti ir žinomais. Aš juos matau, žiūriu ir manęs visiškai tai nežavi. Man tai nėra gražu. Ir yra pavyzdžių, kur tikrai žmonėms nereikia tos asmeninės šlovės, jie pasirodo ten vieną kitą kartą ir viskas, bet jų kūryba yra vedantysis. Nereikia skandalų, nereikia žinučių, nereikia spaudos pranešimų, nereikia plakatų, nereikia to, žinai, tik tai va, išleidai kūrinį ir tada jau viskas savaime eina, žinai. Tai man ta šlovė, jinai tokia, be abejo, aš suprantu mechanizmus. 20 metų muzikoje, aš suprantu mechanizmus, aš žinau, ko reikia. Aš žinau, kur reikia būti, aš žinau, su kuo reikia sugerti, aš žinau, su kuo reikia sveikintis, nors nenoriu sveikintis. Aš viską puikiai suprantu ir viską žinau šitoje vietoje, bet kartais galbūt nenoriu vaidmainiauti. Čia yra mano turbūt, nežinau, ar privalumas, ar trūkumas, bet aš nemokėjau vaidmainiauti ir nenoriu vaidmainiauti. Lieki ištikimas savo. Jo, nors mano draugas, bet mano draugas sakė, žiūrėk, Juliau. Neapsimoka. Jo, neapsimoka. Tikrai neapsimoka, nes prarandi daug galimybių, bet aš negaliu per save perlipti. Aš negaliu vaidmainiauti ir po to jaustis tokiu, nežinau, supurvintų ir taip toliau. Nors... Man atrodo, svarbiau rinkti save. Aš irgi taip manau. Čia mes sutampam. Aš irgi taip manau, kad geriau rinkti save ir nejaustos gėdos ir kalties jausmo prieš save, žinai. Nors kartais aš ją jaučiu tiesiog, kad, nes pas mane visada kalbasi, du. Vienas čia kalba, kitas čia, žinai. Žiūrėk, kas čia buvo. Ne, žiūrėk, jisai neteisus, nes tu padarai tą, tu padarai viską iš savęs, ką galėjai. Tiesiog nesutapo mėnulio fazės data, laikas, žmonės ir taip toliau, žinai. Tiesiog yra kartais aplinkybių, kurios ne visada sueina. Tiesiog neatsidūrė tinkamų laikų, tinkamų vietų. Ne, žiūrėk, senė, davai, gal reikėjo tenai, gal reikėjo tą daryti. Ne, žiūrėk, tu savęs tenai, ne. Pas man dialogas visada vyksta. Neaišku, kad aš esu išprotėjęs, tiesiog... Aš lygiai tokia pat, aš tave suprantu. Aš tiesiog bandau kartais suprasti ir suvokti tam tikrus susidėti taškus, žinai, savyje. Kad taip, tu ten prarandi tam tikrus dalykus, bet viduj tu jautiesi gerai, komfortiškai. Aš gal klystu, bet iš mano asmeninės patirties, žiūrint atgal, tai... Kai mes momente, va čia norim kažką pasiekti, pavyzdžiui, kaip tu sakėjai apie savo tą pirmą dainą įrašytą, ne, atrodo ilgai prie to ėjai ir galbūt tą akimirką atrodo per ilgai, ne taip greitai, ne taip tas, žinai. Bet žiūrint dabar, tai tikriausiai buvo patinkamiausias momentas. Bent jau man taip, žinai, kartais atrodo, nes aš buvau ne iki galo pasiruošus kažkam. Būtų galbūt, nes labai irgi kaltinu save už kažkokias praleistas galimybės, kad ten, žinai, pasirodžiau ne taip, kaip galėčiau. Atrodė tada tai būtų labai didelė perspektyva ir taip toliau. Bet dabar suprantu, kad tikriausiai viskas vyksta taip, kaip yra geriausiai man. Arba tiesiog viskas vyksta taip, kaip vyksta. Yra kaip yra. Šitoje vietoje. O buvo, kaip buvo. Čia, žinai, filosofija gyvenimiška, žinai. Taip galima daug privesti dalykų, žinai. Tai praeitį nesėdė, negalvoju daug apie praeitį. Ne, aš stengiuosi dabar nesėdėti, žinai. Stengiuosi gyventi šią akimirką. Nes jeigu pradėtų nagrinėti, kas buvo praeitį, mane tai kurį laiką neblogai tai pavalgė, aš taip ir galvojau praeitį, žinai, jeigu tas būtų, jeigu tai būčiau pasielgęs, turbūt būtų kitaip viskas ir aš tą pilnai suvokiu ir suprantu, bet stengiuosi dabar apie tai negalvoti. Yra kaip yra viskas, reikia atsispirti nuo dabartinės akimirkos ir eiti pirmin, nes jeigu gyvensi praeitim, čia yra toks, sakyčiau, trumpiausias kelias į destrukciją savęs pačio. Ja. Turbūt, kad taip, nes tai kiekvieną dieną tai tiesiog valgys ir suvalgys galiausiai. O reikia judėti į priekį, reikia save motyvuoti eiti į priekį.
turėti kažkokį tašką motyvacinį. Arba ne motyvacinį gal net, tiesiog atrasti džiaugsmo akimirkose ir gyvenime, ir dienoj. Tai tave labiau motyvuoja procesas, ne rezultatas. Tik procesas. Tik procesas. Absoliučiai. Tikriausiai dėl to tu gali tai daryti ilgą laiką. Jeigu žiūrint per tos 20 metų, kiek aš išgyvenau repo grupių, repo atlikėjų, apskritai muzikantų, greičiausiai taip. Galbūt aš spėju, kad ta fazė jų buvo labai tokia laikina, noras galbūt būti, kaip minėjau, žymiais tam tikrų momentų, tiesiog aš noriu būti žvaigždė. Ir jie iššoka į tą traukinį kūrybinį ir net laiko to, nes viskas iš karto nesigauna. Žmonės, kuriem tai buvo kažkoks tik tai hobis, tam tikras, trečia, nežinau, kažkas tiesiog pasibaigė, kūrybinė dvasia galbūt užgeso ir taip toliau. O pas mane stabiliai 20 metų tiesiog meilė kūrybai ir tai turbūt tas yra variklis, kuris mane vis dar veža kažkur. Nežinau kur, tik tai. Bet gal ir nereikia žinoti. Gal reikėtų. Aš kartais norėčiau įprasminimo veiklos, tam tikro įprasminimo, kad tai, ką aš darau, nebūtų veltui. Kad mano tas laikas, grįšiu prie to koncerto, kur aš grįžau namo ir galvoju, velnias, aš tiek šiemet investavau į tą kūrybą, pas mane ten, be abejo, čia yra finansiniai dalykai, čia kas susitvarko su laiku, žinai. Norėčiau įvesti tam tikrus faktus, kad žmonės negalvotų, kad nes visi galvoja, kad aš gyvenu tik tai iš muzikos, aš negyvenu iš muzikos. Muzika yra mano antraeilė, kaip čia, pareigybė, profesija. Tam, kad aš kurčiau muziką, aš dirbu kitus darbus. Ir tam, kad suorganizuot gerą, kokybišką koncertą, apmokėti atlyginimus muzikantams, nes pas mane 9 muzikantai ant scenos, pučiamieji, 2-3 back vokalai, klipistai, bosistai, gitaristai, kviestiniai svečiai, garsistai, apšvietėjai, reklama ir visa kita, tai koncerto kaina dažnu atveju būna nuo kažkur 3,5 iki 4,5 tūkstančio. Tai yra samata, kada tu organizuojasi koncertą. Tai reiškia, kad tau tuos pinigus reikia uždirbti parduodant bilietus. Be abejo, tu savo kūrybą turi parduoti kaip prekę. Čia kita pusė jau kūrybos. Ir taip gaunasi, kad, žinai, tu grįžti po koncerto, pas tai taip 1300 ten kokie minuso, nes nepavyko parduoti visų bilietų, kurie atpirktų tą samatą koncerto. Tai čia tie 1300 dar prie 5000 skolos, kuri tęsiasi anksčiau. Nes viskas kainuoja kūryba ir labai daug, jeigu tu nori būti bent kažkiek pastebimas, kad kažkiek būtų pastebima tavo kūryba, tu turi investuoti labai daug į reklamą, į nuotraukas, į vaizdo klipus ir visą kitą. Ir va tada gal buvo toks, kad tu sėdi ir galvoji, tas įprasminimas, ką aš darau vietoj to, kad nuvežčiau dukrą į Japoniją, kur jinai labai nori pasivaikščioti. Mano sūnaus svajonė. Tai va, tai vietoj to, kad aš ją nuvežčiau tenai, parodyčiau, žinai, Japoniją ar Kiniją ar Šiaurės Koreja ir Pietų Koreja, nesvarbu, jai labai vis tiek kraštai patinka. Aš savanaudiškai, egoistiškai pasielgiau darydamas tai, ką darau. Man atrodo, jeigu tau įdomi mano nuomonė, taip, tavo dukra mato tėtį, kuriam galima gyventi aistra, gyventi kūrybą, gyventi svajonę, kuris yra atsakingas, labai disciplinuotas ir tai automatiškai duoda jai leidimą daryti taip pat savo gyvenime. Gali būti. Aš taip tikiu. Gali būti. Aš stengiuosi būti pavyzdžiui jai, bet kartais aš jaučiu tą kaltę prieš ją. Arba prieš šeimą apskritai, kad neskiriu tiek dėmesio, nes laikė tai labai tai užima. Finansai jie visada išsilygina. Per pusmetį, per mėnesį, per metus vis tiek išsilygina viskas. Bet ta kaltės jausmas, laikas praleidimo, laikas skirimo, nes tikrai tie vaizdo klipai, kur buvo, kur dabar išleidau, tiesiog išvažiuoji 5 ryto, grįžti už 3 dienų, 12 kokią vakaro, nes 3 dienas kokias filmuoji ištisai savaitgaliais. Tai va tas laikas galbūt
kur tu viską taip suvalgai, grįžti pavargęs ir galvoji, vat, ar čia yra prasminga ar ne, ar tai turi prasme apskritai ir kam to reikia. Ir tada aš grįžtu prie to klausimo, kad galbūt reikėtų tiesiog kurti savo ir viskas, ir į stalčiuką arba tiesiog paleisti ir nesiparinti ir negalvoti apie kitus žmonės. Nes tikrai atsiliepimų daug gaunu, žinučių daug gaunu, žmonių, kur mano kūryba siejasi arba tapatinasi jiems su pirmų kartų meilės santykių ar su tam tikrai sunkiais išgyvenimais, kur padeda gyventi. Kai kurios motyvuoja, kai kurie labai daug laiko praleidžia su ta kūryba ir randa joje save, žinai, bet nežinau, ar mane tai tenkina pilnai. Okay. Man pažįstamas yra tavo skausmas dalinai, kadangi... Neskausmas, o galbūt, pavadinkim tai, aplinkybės, kurios mane supa. Aš nepasakyčiau, kad aš ten išgyvenu baisų skausmą. Vyrai ir jausmai. Jo, tiesiog nemalonios mintys, kurios kartais aplanko ir su kuriomis aš susitvarkau puikiai, tai būna momentiniai pamastymai, žinai, tu atsisėdi, atsikvėpi, žinai, okei, taip, važiuojam toliau, viskas, nėra kada čia stabdyti. Aš tokios esu filosofijos ir tokio gyvenimo būdo, žinai, aš manau, kad negalima ilgai užsibūt būsenose blogose, kaip ir tam draugui. Neapsimoka. Neapsimoka visiškai, aš tam draugui irgi šiandien parašiau, kur motyvaciniai video, žinai, iš sporto salės, kiek tu ten gali vaikščioti susinešiojęs, gana viskas, seniai. Viso, 2 dienos šermenų ir viso, važiuojam toliau, nėra kada. Jo, liūdėti reikia mokėti. Reikia paliūdėti, bet ta disciplina... Jo, aš manau, kad žmonės užsibuvę toje būsenoje tada jau turbūt linkę į klinikinę depresiją. Aš nežinau labai daug apie tai, bet aš dažnu atveju kartais stebiu žmonės, kurie serga ir kurie kartais man parašo ir nori su manim susitikti pasikalbėti, esant toj būsenoje, žinai. Tai man kartais susidaro toks įspūdis, kad jie užsibūna tose blogose emocijose, blogose mintyse, savigraužoj savo ir tada jau tai virsta į tą jau nuolatinį jausmą, depresinį. Galbūt tame yra priežastis, aš taip galvoju. Dažnai būna, kad ten net liūdesio nėra, yra visiška apatija, nieko nejauti. Nėra taip blogai, žinai, pabūt kažkurį laiką tame liūdesyje, išjausti visą ir po to jau, nežinau, suteik savo vieto, žinai, jausti ir kitus jausmus. Bet dažnai tas, kas yra depresijoje, jis skundžiasi tuo, kad jis nieko nejaučia. Nei gerų, nei blogų. Jis gal ir norėtų blogas bent pajaust, gyvų pasijaust, žinai. Tai, man atrodo, muzika padeda irgi pajaust, žinai, ir tą skausmą kartais su daina lengviau tarsi išsiriekt ar išsiverkt. Ir pakilt irgi, vaibą padaryti tokį, žinai. Jo, paskutinius, man dažnai rašo bėgikai arba ilgas distancijas sportuojantys sportininkai ar ten dviratininkai, ir kurie lieka paskutiniai ten 3 kilometrai, sako, aš visada pasileidžiu tavo dainą, kada būna jau visiškai, jau atrodo, kad jau kojos toj nukris, sako, aš pasileidžiu. Visų sportininkų himnas turėtų būti. Jo, ir sako, aš pasileidžiu ir sako, man iš karto energijos amplūdis ir sako, aš važiuoju arba bėgu. Tai nežinau, niekada nepatyriau to apatijos jausmo. Man sunku gal apie jį kalbėti. Tai gal tame ir prasmė tavo kūrybos yra. Leidi savo, žinai, tą daryti, ką nori, ir dėl to tas gyvenimo libido, žinai, skonis, jis visą laiką verda. Gali būt. Niekada nepatyriau to apatijos jausmo. Esu patyręs žmonių atžvilgių apatijų, kur mirė žmogus, viskas, viso gero, padaro kokį veiksmą ir sakau. Viso, palaidoju. Na, iš patirties klientų galiu pasakyti, kad jeigu ateina su apatija, tai dažniausiai ten yra tiesiog anksčiau uždrausta savo daryti, ką tu nori. Žinai, ilgą laiką darai, ką reikia, ką kiti tikisi iš manęs. Ir kažkurio momentu tau atjungia energiją. Lūkesčiai sugriauna labai daug. Labai daug žmonių. Visiškai sulaužo. Lūkesčiai. Turbūt, kad lūkesčiai labiausiai ir sulaužo. Lūkesčiai savo, partneriui, ką turėjau? Lūkesčiai savo, galbūt lūkesčiai aplinkai, nes nori, kad priimtų juos taip, kaip yra, arba ten, žiūrėkit, čia aš. Arba nepasiekti rezultatai,
kurie buvo įtakoti tų lūkesčių. Ar man atrodo, ar tu perfekcionistas? Ne. Ne? Ne, nesu perfekcionistas. Taip, aš labai, kas liečia kūrybą, aš visada labai žiūriu atidžiai, nuosaikiai ir tikrai neleidžiu įrašytos dainos iš pirmo karto. Aš ją būna perrašau. Paskutinį dieną perrašyta 3 kartus, gal ir 4. Jau nekalbu apie muzikinį takelį. Demo versijų buvo gal 8 kokios. Aš visada sėdžiu prie to labai rimtai. Ne visada tai pasiteisina, kartais užtenka, bet mano galvoje aš jaučiuosi geriau. Jo, žmonės tai dažnu atveju nesupranta garso, kokybės, muzikos, kokie instrumentai skamba tenai, žinai, garso, nežinau, balso, žodžių tam tikrų. Dažnu atveju nesupranta, jie girdi tiesiog kažką. Girdi, man atrodo. Bet tai turi tą efektą, kai žinai, kai muzika gydo. Ir tą magiją, kurią tu ten darai, mums nebūtina žinoti. Jo, jums, nors kartais aš norėčiau, kad žinotų žmonės. Kartais man atrodo, kad reikėtų, kad žinotų, kad suprastų, kad suvoktų. Nes jiems atrodo, kad viskas čia taip paprasta. Kad viskas... Kūryba, žinai, atėjo, parašai. Jo, tu viskas. padarai produktą, tai nėra produktas, aš nesu gamykla. Va, ko aš norėčiau. Kad jie mane nežiūrėtų kaip į gamyklą, kuri, jo, nes jie visada davai. Man reikia tokios dainos, kaip buvo ta, arba man reikia, nežinau, ten po tokios skambesio, kaip buvo ta, žinai, ar tokios emocijos, kaip buvo ten. Aš nesu gamykla, hebra. Žiūrėkit, aš labai noriu, kad jūs matytumėt mano augimą, tiek profesionalų, tiek asmeninį augimą, kaip žmogaus, per mano kūrybą ir tą suprastumėt ir priimtumėt, kad keičiasi mano skoniai, kad keičiasi mano patyrimai, mano požiūris į gyvenimą, pasaulyje žiūra. Tam tikri dalykai. Jūs girdit kitokią dainą, tai ne šiaip savo ją girdit. Girdit dėl to, kad aš keičiuosi irgi. O jie visada tai vertina, jis pasikeitė į blogą pusę, žinai. Come on, ne, taip nėra. Visi pripratę prie mūsų tokių, kokie mes esam, jiems patogus. Žinai, buvo padarytas tyrimas, kuris sakė, kad muzikinis skonis susiformuoja iki 25 metų. Žmonėms. O, Dieve. Dėl to man... Ir po to jie klauso tai, ką klausė iki 25 ir kada auga, jie dėl to tos visos estrados dainos ir visa kita dabar ant bangos, aš taip įsivaizduoju. Ir po to priimti naujus stilius ar naują skambesį ar naują stilistiką nėra taip paprasta. Iš tikrųjų, kalbam apie didžiąją masę žmonių. Tai va, tai be abejo ir mano auditorija yra užaugus, aš ją pilnai suprantu ir leitinu, nes vis tiek yra vaikai, yra pamokos, būreliai, visa kita ir galbūt nėra ten laiko pasigilinti, žinai, bet tiesiog žinokit, kad aš irgi keičiuosi, nestoviu vietoje. Pakalbam apie dar vieną temą, kuri man asmeniškai rūpi ir manau yra labai įdomi, gal intimi. Tu esi tėtis. Ką reiškia būti mergaitės tėčiu? Ar tu skirstai savo galvoje, nes aš kažkada pagavau save, aš turiu sūnų, pagavau save, kad berniuko mama aš moku būti, o jeigu būtų mergaitė, atrodo, tai yra kur kas kažkoks sudėtingesnis dalykas, bet gal dėl to, kad aš moteris arba dėl to, kad turiu sūnų. Kaip tau yra? Ar tu savo galvoj skirstai mergaitės tėtis, berniuko tėtis, ar tai yra kitoks tėtis? Žinai, kada tu turi, aš neturiu sūnaus, pas mane viena mergaitė, bet jeigu pas mane būtų sūnus, tai jisai turėtų turbūt netokios didelės priežiūros. Lipa medį, tegul lipa, nukris. Žinai, aš tą turiu menyje, kada tu turi dukrą, tu nori, kad jinai sklandytų ore. Supranti? Ir tai yra, angelas ir tu ją nori apsaugoti. Čia yra turbūt, aš gal neturiu daug baimių gyvenime šiaip. Šiai dienai, bet vieną tai tikrai turiu, tai yra būtent, kad aš galbūt negalėsiu jos apsaugoti tuo momentu, kada manęs nebus šalia. Jos, kai tos mano pagalbos labai reikės. Ir, nežinau, tas nuolatinis galvojimas apie ją, kad jinai saugi, kad jinai pas ją viskas gerai, kad jai visko užtenka. Man tai labai svarbu, be abejo, kad kažkiek skiriasi nuo... Bernas nulipo, nukrito, susitvarkys, mergaitė ne, kažkaip viskas kitaip. Ir be abejo, ryšys su dukra, jisai gal kiek, nežinau, kitoks,
Bet čia turbūt tiesiog, nesvarbu ar berniukas ar mergaitė, gal tiesiog kad vaikas. Ką reiškia būti paauglio tėčiu? Tai reiškia pastovų urzgimą. Ne pastovų, bet diena iš dienos kartais būna. Dink iš čia. Durų trankimą, kosmetikos pirkimą. Čia už visas moteris aš tokia. Nu. Savęs pažinimą. Ką sužinoji apie save? Kad suprasti reikia dar vieną dalyką. Jinai vis dėlto dar yra vaikas, o aš jai kartais žiūriu kaip, kartais žiūriu kaip į suaugusią, kad tu turi padaryti tai, nors jinai dar yra pagal faktą vaikas. Arba mano tie norai, kad padaryk taip, ir ar ten, nežinau, tam tikra kontrolė. Aš visada norėjau, ir kada jinai buvo mažesnė, aš visada norėjau, kad mes būtumėm su ja draugeliai. Statusas draugeliai. Ne tėvas ir dukra, draugeliai. Iš vienos pusės, kol vaikas yra, tai yra gerai, bet laikui bėgant turbūt reikia statuso jau to, kad tėtis yra autoritetas ir statusas. Gera turėti tą, žinai, tėtį užnugarį. Taip, kad jinai žinotų, kad reikia prisižiūrėti, žinai, save ir taip toliau, atlikti savo tam tikras pareigas, nes vaikai tai jie dar nesupranta, kad turi pareigų. O kaip tu išgyveni tą dalyką, kad, nes mano vaikui 13, tai... Panašus amžius. Jo, man, žinai, kas sunkiausia buvo? Kažkurio momentu vaikui tu esi visas pasaulis ir po to tu tampi nereikalingas. Ir tu viską supranti, kad reikia duoti tos laisvės, kad jis turi turėti savo erdvę, kad tai yra kaip tik sveika ir okei. Ir kad gal ne jam pačiam paauglystė yra sudėtinga, o man dėl to, kad man reikia susitaikyti su savo tą rolę, žinai, nauja pasikeitusi. Ir kažkurio momentu tarp mūsų buvo toks pokalbis ir jis man sako, mam, susirask tų draugų. Žinai. Ir galvoju, kad gal vaikam ne visada ta paauglystė yra tokia sunki, kaip būna tėvams. Tau buvo sunki paauglystė? Mano? Jo. Ta prasme, aš buvau geras vaikas. Labai gerai mokinausi, žinai, tokia, viską tvarkingai atlikdavau, bet labai buvo prasti santykiai su mama, labai skausmingi. Tai tą laikotarpį su skausmu prisimenu, žinai, su tokiu, tikrai buvo ten visko ir nemalonaus, nors nebuvo nieko tokio, kaip, ko tėvai labiausiai bijo, žinai, alkoholis, ten kažkokie vakarėliai, aš neeidavau, nevartodavau nieko, nerūkydavau net, bet vis tiek santykiai buvo labai prasti. Ir man trūko gal priėmimo, to, žinai, tokios ir laisvės, ir tai, kai tave žiūri ir supranta, kad susitvarkys, žinai, viskas su ja gerai yra. Tai dabar atrodo savo vaikui, jis yra pas mane labai savarankiškas, aš juo pasitikiu, mes daug šnekam, bet tas momentas, kad tu staiga nesi tokia svarbi, nesi tokia reikalinga, žinai, man tai yra sunkus momentas jo paauglystės. Aš to nebijau. Aš kaip tik noriu, kad jinai būtų savarankiška ir viskas išeitų gerai. Bet aš kažkiek bijau vienišumo jausmo, kada tai įvyks pats faktas. Kol kas tai be abejo, aš ją apkabinu. Žinai, ten noriu pabučiuoti į skruostą. Jau valosi, žinai, ir viskas. Tas yra, žinai, pasikeitė be abejo nuo to, kokia jinai buvo mažesnė, kur ten apsikabinė ir niurkai ir visa kita. Dabar jau reikia taip mokėti prieiti prie jos. Bet, nežinau, aš to irgi gal per daug nesureikšminu, bet aš bijau to tokio vienišumo jausmo, kad jeigu jinai, tarkim, pasirinktų išvažiuoti į užsienį ar dar kažkur, kad aš jos tikrai pasiilgsiu ir norėsis būti su ja ir matyti ją tam tikrais momentais. Nesakau, kad kiekvieną dieną, gal išprotėti galima, bet tam tikrais momentais tai jo. Ir tikrai labai norėčiau, kad tikrai mes susitiktumėm, bendrautumėm, bet dabar to kažkaip nesureikšminu per daug, bet kartais norisi apsikabinti ir tiesiog ramiai, be to viso stumdymosi, žinai. Nors mes tokį turėjom dabar momentą, aš nupirkau bilietus į K-pop IDZY grupės koncertą Londone, mes su jas dviese skridom. Ten jau taip, žinai, koncertas, jau apsikabinėjau, jau smagu, jau faina, jau galima, žinai, tai supratau, kad
čia greičiausiai bus mūsų dviejų su jo tradicija tam tikra, kad tiesiog eisim į koncertus, važiuosim juos ir taip leisim laiką. Tikiuosi ilgam. Bent kartą metuose tikrai. Nu, to jums ir linkiu iš tikrųjų. Paskutinis klausimas. Kai dukra tapo paauglė, tampa dar, ne? Tavo asmeninis kaip vyro požiūris į moteris pasikeitė ar ne? Nei kiek. Aš augau be tėčio. Pas mane yra sesė, mama. Aš visada buvau apsupti moterų. Visą gyvenimą. Mano galbūt tie draugiški santykiai su moterimis, jie visada buvo galbūt stipresni negu su bernais. Nors pas mane daug draugų, bet aš galbūt netaip atsiverdavau bernams kaip moterims. Va, tai ten tie santykiai visada pas mane būdavo labai kitokie su moterimis. Ir be abejo ateina suvokimas, kad su moterimis reikia elgtis taip, kaip tu norėtum, kad elgtųsi su tavo dukra. Čia turbūt esminis dalykas. Ir visada reikia pagalvoti apie tai. Kiekvienam vyrui. Kaip tu nori, kad elgtųsi su tavo dukra. Gerai ar nežinai. Tai klausyk. Toks, koks tu esi savo žmonai, tokio vyro norėtum dukrai? Ne visada. Yra kur stengtis. Bet tikrai nėra. Yra kur stengtis man. Taip pat aš tai irgi suprantu, žinai, nesu idealus vyras. Totaliai. Toli gražu. Nesu idealus vyras, bet stebint santykius kitų žmonių ir taip toliau, tai manau viskas yra tikrai normos ribose. Gerose normos ribose. Va taip, gerose normos ribose. Tai va, tai nežinau, mes niekada praktiškai nesipykstam. O gal galėtum pasidalinti kažkokiu patarimu, receptu, kaip išsaugoti santykius ilgą laiką, nes dabar yra tokia tendencija, kad partneriai keičiasi dažniau, greičiau, žinai, ir tarsi tai nėra taip vertinama. Ir kažkur netgi girdėjau, kad mūsų vaikai jau net nesupras, kodėl ir kam reikia turėti partnerį vieną visam gyvenimui. Kad tai bus norma tokia, kad, kol mums gerai, tai čia tiek ir pabūnam mėnesį, gal metus, gal 10, gal savaitę. Po to ir vėl kažkoks etapas. Jei žiūrėti iš filosofinės pusės, aš tam irgi nieko blogo nematau dabar. Aš pastaruoju metu apie tai galvoju irgi, nes aš matau tą tendenciją irgi. Ir aš išmąsčiau, kad aš tame irgi nieko blogo neradau. Kad žmonės gyvena čia ir dabar yra laimingi esamą momentu. Kažkurio momentu nelaimingi ir eina prie kito laimingo momentų. Geriau 4 laimingi žmonės negu 2 nelaimingi. Žinai, yra čia tas momentas toks. Žinai, kantrybė turbūt. Ir supratimas, kad santykiuose turbūt svarbiausia kantrybė ir supratimas, kad ne visada, negali kartais priversti žmogaus būti tuom, kuom tu nori, kad jisai būtų. Ir turi priimti tokį, koks jisai yra. Čia turbūt vienas tokių. Kaip čia smagu, kai tau antra pusė leidžia būti tau tavimi, o savo savimi. Ir jūs vis tiek liekat poroje, kad tai nėra, žinai, tipo pasirink. Ar tu būsi savimi, ar būsi su manim. Man čia atrodo didžiulė dovana yra. Taip, bet be abejo yra niuansų, kur tikrai, žinai, mes augom. Tikrai, va, medis augi ir kartais tas augimas vyro ir moters kažkuriais momentais sustoja, kažkuriais momentais auga kitas greičiau negu kitas, ne, ir gali būti taip, kad po to augsit į kitą pusę, žinai. Dėl to svarbu ir kalbėtis, iš esmės. Vienas turbūt esminių dalykų tai kalbėtis. Žiūrėk, yra taip, dabar tau tiek ir tiek, žiūrėk, ten tas bus po to, reikia, žinai, susimt, padaryti tą ir tą, žinai, arba reikia pagalvoti apie ateitį. Mes dažnai pamirštam apie ateitį, kad yra rizikų įvairiausių ir reikia kartais nebijoti pasakyti tai, ką tu galvoji apie žmogų. Čia irgi labai svarbus momentas, nes dažnu atveju, žinai, kur būna konfliktas didžiausias tarp vyro ir moters, kada tu jai pasakai tai, ko jinai išgirsti nenori.
Nes visi nori išgirsti gerus dalykus. Oi. Ir šitoje vietoje jinai turi irgi nuosaikiai tai pažiūrėti ir padiskutuotų klausimų. Ir suprasti, ko vyras irgi jai sako, nes realiai tai yra du draugai, kurie vienas kitam pasako tai, ko galbūt kiti negali pasakyti. Arba neturi teisės sakyti net. Nes realiai šiaip vyras turi visą teisę pasakyti tik tai, ką gali pasakyti. Kiti neturi teisės apskritai, aš manau. Tai va, ir blogų dalykų kalbam, ir gerų dalykų. Tai va, tai kalbėtis daug kalbėtis, spręsti konfliktus diskusijom, ar kažkokias, nežinau, nesusipratimus diskusijom, išsiaiškinti, kaip ir kas buvo, kas negerai buvo, kas gerai buvo. Į savo pusę, kai kritika yra į tavo pusę, tu irgi ramiai reaguoji, priėmė? Ar čia, nes taip pasakai, žinai, tik vyras turi teisę. Ne, aš kalbu iš savo pozicijos, jo, bet ir iš savo pozicijos be abejo, aš turiu išklausyti, suprast, išsiaiškint, suvirškint, ką pasakė, tą patį turi ir tas kitas asmo, kada kalbasi, nes išgirsti, girdėti yra viena, išgirsti yra kita. Vat išgirsti reikia, ką tau sako. Nes tu gali kalbėti, neišgirsi ir nesuprasi esmės. Aš nesakysiu, kad pas mus ten viskas idealu buvo. Mes irgi buvom ten ir prie skyrybų slenksčio ir taip toliau, žinai. Dėl to, kad kažkuriuo momentu kalbėjom, bet negirdėjom. Kai kalbu su žmonėmis, kurie yra ilgą laiką santykiuose, tai jie visi labai paprastai šneka apie tos konfliktus. Tarsi tai yra normali dalis. Mes konfliktuojam, čia išsiaiškinam, čia toliau. Apie kantrybę, taip, kad būna sunkių momentų, kažkokių nesutarimų ir mes taip ilgai kartu, nes tarsi praėjom, davėm savo laiko, pakalbėjom, žinai, ir toliau varom. Bet tada, kai kalbu su žmonėmis, kurie arba nėra santykiuose, arba labai pavyksta jiems trumpam užeiti į tos santykius, tai jausmas yra toks, kad mes konfliktavom, tai išsiskyrėm, žinai, arba nenorėjau čia kentėti, jau jaučiu, kad čia, žinai, tipo, nelabai smagu. Tai kaip supras žmogui, kuris yra dabar, pavyzdžiui, santykiuose, kad čia reikalinga yra kantrybė, kad reikia duoti laiko, o kada reikia jau išeiti. Tu turi savo kažkokį receptą, nes vis tiek, sakai, buvom prie skyrybų slenksčio. Reiškia, buvo kažkas, kas tave pastumė arba tavo antrą pusę. Palaukt tą momentą, žinai, pralaukt kažkaip. Mes išgyvenom kažkaip, žinai, mes kalbėjomės. Supratom, kad, žinai, pagaliau išgirdom vienas kitą. Nesakau, mes kalbėjom. Gal reikėjo supurtimo, ne, tokio? Supurtimas visada jisai reikalingas. Aš tą irgi suprantu irgi puikiai, bet nepasakysiu, kad tas buvo supurtimas labai malonus. Jisai buvo toks, žinai, kur jau reikia pagalvoti labai gerai, žinai, apie save, apie... Be abejo, vaikas buvo šalia ir mes... Žinai, pamydydavom vaiką, atsisėdam ir pasikalbam vienas su kitu, žinai, ir sprendžiam klausimus, kas negerai, kas gerai, kas blogai, kas įvyko, kas neįvyko, žinai, kur buvo lūkesčiai, kur nebuvo lūkesčių, kas turėtų būti, žinai. Dievo į medį irgi nereikia varyti. Kartais reikia suprasti, kad viskas lypi tose detalėse ir paprastume santykiuose, kad tiesiog yra kaip yra ir buvo kas buvo. Aš manau, kentėt, čia mes aišku kalbam ne apie konfliktus fizinius, ne apie smurtą psichologinį. Pas mane to niekada nebuvo. Kalbam apie normalius sveikus santykius tarp vyro ir moters. Kraštutinumus palieka. Jo, kraštutinumai visada nutraukti santykius iš karto. Aš visiems rekomenduoju. Jeigu tik pajaučia psichologinį smurtą ar fizinį smurtą, iš karto palikite antrą pusę. Iš karto. Net negalvoti. Be diskusijų. Be diskusijų. Tiek vyrui, tiek moteriai. Nes vyrai irgi šiai dienai pažįstu, kurie patiria taip pat psichologinį smurtą nuo moterų. Taip. Tai va, tai irgi seniau to nebūdavo kažkaip, dabar tas irgi jau lenda, kad patiria irgi tokį dalyką. Iš karto santykiai turi būti nutraukti. Kada yra sveiki santykiai, bet juose visada yra visko. Skau, mes keičiamės, atsiranda tam tikros mūsų savybės, kurios erzina vienas kitą ir taip toliau, žinai. Su tuo arba susigyveni, arba keiti, arba tiesiog jau nebekreipi dėmesį. Tai kas leido jums praeiti pro tą tamsų koridorių, žinai, ir vėl išeiti į tą
Žinai, daug sudėdamųjų buvo. Manau, visas toks komplektas, iš ko susideda santykiai, šeima, dukra, buitis ir taip toliau. Tai be abejo, žinai, ir dalinai meilė, dalinai prisirišimas, dalinai pasiilgimas ir noras, kad viskas būtų gerai santykiuose. Išgyvensim, žinai, reikės biškį pasikankint vienaip ar kitaip ir žiūrėsim, žinai. Nėra amžinų santuokų, aš manau, žinai, čia yra, be abejo yra amžinų, ne, bet dažnu atveju aš čia neseniai žiūrėjau Reelsą, kur 90 metų močiutės klausė, ką jūs pakeistumėt savo gyvenime. Niekada nebūčiau susituokus. Tai šitoj vietoj, kaip bus, tai bus. Čia, žinai, galbūt aš irgi pilnai suprantu, kad gali atsirasti kitas vyras, žinai. Žinai, meilė, tokiai cirkuliuoja gyvenime, žinai. Sutiks galbūt susižavės ir aš būsiu antram plane, žinai, arba aš galbūt sutiksiu moterį, kuri man labai patiks ir aš įsimylėsiu ir jau mano moteris, su kuria aš tiek metų gyvenu ir galbūt irgi man taps mažiau svarbi negu ta naujai sutikta moteris. Gyvenimas nenuspėjamas. Čia tiesiog šiuo momentu susitvarkai, viskas tvarkoj, viskas gerai, jo, grybo pjaunam visi. Svarbu, kad būtų skanu. Aš labai dėkinga už tą, žinai, apibendrinimą, nes man jis atrodo labai brandus požiūris į santykius. Nes aš savo taip, žinai, identifikuoju. Kažkurio momentu, kai nepavykdavo santykiai, aš buvau įsitikinus, kad jie nepavyksta dėl to, kad tikriausiai meilės nebuvo, supranti? O būtų tikra meilė, tai tikrai būtų santykiai. O jeigu ten kažkas, jie nutrūko, reiškia, nebuvo meilės. Ir kai tapau subrendusi labiau, supratau, kad gali būti meilė ir visai nebūti santykių, nes kad būtų santykiai, reikia abiejų žmonių pasiryžimo juose būti. Ir kaip tu sakai, ne, kad tame ir meilė, ir prisirišimas, ir buitekas, ir pokalbiai, ir kažkokia ten romantika, ir kažkokie susitarimai, ir viskas į tai įeina. Kad, ir galbūt tai ir yra paslaptis. Matai, santykių pradžioje visada mesgi nepastebim minusų, nepastebim dalykų. Kažkodėl ta chemija jinai taip suveikia, ne? Viskas sutampa, žinai. Man atrodo kitaip. Jo, ir seksas sutampa, žinai, ir pomėgiai, ir miegas, ir visa kita, nes gal greičiausiai dėl to, kad mes kažkiek santykių pradžioj vaidmainiaujam, nes norim tokį siveką padaryti apie save, kad jau čia jau geresnių nėra, žinai. Tobula. Tobulas irgi, žinai. Laikui bėgant turbūt tos kaukės biškį nusimeta, kažkas pradeda jau erzinti arba erzino iš pat pradžių, bet tu su tuo susitaikai, nes matai, kad sivekas geras, o šitą darbuotoją reikia paimti pas save. Bet kokią kainą. Bet kokią kainą ir taip toliau, tai jo, su to po to dylinė kažkaip. Moteriams yra tas būdinga, žinai, aš dabar būsiu kažkokia, kad mane paimtų, bet kokią kainą. Po to jau išsiaiškinsiu, jis man patinka, jis man tinka, aš iš vis noriu tokio vyro, tokių santykių. Bet pradžioje yra toksai svarbiausia, kad jis mane paimtų, kad jis mane išsirinktų, kad aš patikčiau. Ir man atrodo, čia aišku gal šaknis vaikystėje, bet tas momentas, kad net mes nepagalvojam apie tai, ar man yra ok, žinai, ir visi, kas eina į tos pirmus, antrus pasimatymus, klausimas, koks dažniausias būna. Kaip man jam patikt, arba kaip jai patikt, kaip padaryti įspūdį. Ir niekas neklausia, tipo, gerai, eisiu, žiūrėsiu, patinka jis man ar ne, žinai. Tai, kad moteriams tai būdinga, žinau, vyrai tokie patys, jiems irgi, kad tik paimtų, man atrodo, vyrai biški išrankesni tuo klausimu. Jiems galima tarsi rinktis, nežinau, čia gal kultūrinis toksai momentas. Žinok, nežinau, aš kažkaip apie santykius ir moteris niekada nekalbėjau. Nevaikštai pasimatymus. Tai pasimatymus irgi nevaikštau. O ką pasakytum dukrai? Klausimas, ką aš pasakyčiau tam vaikinui, kurį atsives. Nepavydžiu.
Nes aš jau ten... Prie lango sušautų? Ne, bet aš dabar tvarkiau garažą ir radau žirklės krūmams skirti tokias didelės, žinai, aš jas pasidėjau, sakiau. Čia grasinimas, jeigu ką. Čia bus reliktas, kurį aš parodysiu tam Pirmo vaikinui. susitikimo. Jo, per pirmą susitikimą, tai 100%. Aš nežinau, kas liečia pasimatymus. Patinka, chemija turi būti. Viskas, žinai, ta chemija taigi susideda iš visko, tu iškart jauti. Tai va tavo dukra atbėgs ir sakys, tėti, chemija. Chemija. O tėtis su žirkliom, ką daryti? Tėtis, ateik čia sakysi, ką, nežinau, kai bus, tai bus, aš nelysiu jos gyvenimą tikrai, aš tik tai darysiu tam tikrus dalykus, greičiausiai, net nedarysiu, o stebėsiu jos aplinką ir žmonės, kurie yra šalia jos ir be abejo vaikina tą. Labai dažnai, kai pas mane ateina klientės jau po kažkokių skyrybų, žema savivertė, visa kita, yra toks tikėjimas, kad, pavyzdžiui, jeigu pas mane būtų tas kitoks santykis su tėčiu, jeigu manęs tiek ten nekritikuotų, jeigu lepintų labiau, galbūt šiandien, būdama suaugusi moteris, aš matydama tą kažkokį ten vyruką, labiau būčiau kritiška jam. Nes, tėtis mane taip mylėjo, taip lepino, jis viską darė, kad mano ta savivertė būtų aukšta ir aš tą tarsi, žinai, užkoduota, jau žinau, kad aš verta daugiau. Ir tada neprisileidžiu visokiausių ten neaiškių tipelių, žinai, nesutinku su kažkokiais menkais pasiūlymais. Kartais tokį girdžiu, ne, kad būtų tėtis man, būčiau aš jam princesė, ne, o tėtis karalius. Tai tada, būdama suaugusi, galėčiau tarsi atrinkti, nes atrodo, kad kai tėvai labai stipriai kritikuoja, nuvertina tą dukrą, kartais iš tos baimės, žinai, kad jinai ten neužriestų nosies, kad būtų kuklesnė, tai galų gale atsiranda koks nors toks vyrukas, žinai, ir ten pirmie keli komplimentai niekada negirdėjos ir viskas, ir atrodo, kad čia jau yra, pagaliau mane pasirinko, mane myli, labai daug tokių istorijų, kai sako, namuose buvo labai sunku, o jis kažkoks buvo man geras. Gal ir mačiau ten tokių, žinai, red flagų, bet ir jausmas tas yra, kad labai daug priklauso nuo tėčio santykių su dukra, ar jis iš vis buvo. Ar aš duką kritikavau, kad dabar galvoju? Aš kaip tik manau, aš jai visada sakau, ta kritika, galbūt net ne kritika, žinai, išsties, sakau, galva aukščiau, nosį aukščiau, sakau, eik kaip princesė, žinai, aš visada tą sakau. Aš biškai kūtrinasi dabar nuo tų telefonų. Jo, aš manau, kad meilės tėvai turi įdėti daug į vaiką, šiaip, kad jo galbūt, nežinau, aš kažkada klausau tų istorijų, kad dabar daug kas nurašo santykiams ant tėvų, vaikų, man kartais kelia abejonių, tai šiek tiek, aš dar to neišsiaiškinau iki galo. Ar tikrai tai turi tokią įtaką? Jo, ar tai tikrai daro tokią įtaką, žinai. Vaiko raidai, aš suprantu, kad vaikai žaidžia taip, kaip gyveno jų tėvai, aš tą pilnai suprantu. Aš tą pagal Paulą supratau, kad jinai žaidžia tikrai gražiai. Viskas ten yra gerai, žinai, labai taip sąmoningai. Bet ar turi dar tos įtakos kažkokios? Nemanau, žinai. Nežinau, reikės suprasti, turbūt išsiaiškinti po daugelio metų. Bet aš stengiuosi. Aš manau, žinai, aš tikiu, kad nebūna per daug mylėtų vaikų. Be abejo, meilė visada svarbi. Ant savęs aš pajaučiu tik tai tėčio trūkumą. Ir tai pajaučiau po 20, dabar galvoju, po kiek čia metų, po 27 metų trūkumą. Tai va, bet ir tai, ne taip, kad tiesiog buvo tuščia viduje, žinai, trūkumas atsiradęs. O taip, nežinau, net šitą vietą dar man yra abejotina, dar reikia ją pažinti iki galo. Tai, naujas įkvėpimas dainom. Jo, nepažinta. Jo, nepažinta dar erdvė, psichologija, jo, toks dalykas, žinai, kur mes galim kapstyti, filosofuoti, be abejo, tai yra irgi kažkiek ir filosofijos klausimų, žinai, egzistencinių klausimų, kurie mus kankina, kartais nereikia irgi to painioti, žinai, tie egzistenciniai klausimai, ką tu darai, ką tu veiki, ar apskritai tai yra prasminga. Bet čia, mano, yra tas Achilo kulnas.
O ten psichologija dažnu atveju, aš nežinau, aš jau Prie tų susiformavau. žemiškų nenusileidžiu, ne? Aš ne, žemiškas visada, bet turiu omeny, kad aš stengiuosi per daug į tai nelys, nes man kartais atrodo, tame aš nerandu prasmės. Tiesiog tu esi toks, koks esi. Tu tik gali keistis į gerąją pusę, tobulėti, judėti, pasiekti tai, ko tu nori ir užsibriežti. Ne visada tai pavyksta, ne visiems pavyksta. Ir man ne visada pavyksta viskas, ko aš noriu ir taip toliau, bet aš stengiuosi, einu link to. Procesas yra, žinai, ne visada jisai malonus, ne visada smagu, ne visada faina. Nu, bet reikia. Negalima sėdėti vietų. Ir galvoti, tėvai, ne tėvai. Kas kaltas, ne? Kas kaltas. Reikia ieškoti savyje, žinai, tos stiprybės, eiti į priekį. Bet kokiu atveju kiekviena trauma gali tapti resursu. Ir dažniausiai tas skausmas priveda, žinai, prie to, kad susidomi galbūt tą sferą ir ten gali tapti stiprus. Absoliučiai. Klaidos, supurtimai, tragedijos, nu jos, jo, tuo momentu atrodo labai skausminga, žinai, nemalonu. Po to tu perpranti, supranti, kad taip turėjo turbūt būti. Ir tu tapai stipresnis. Ir atrodytų, jau niekas nebegali tavęs išmušti iš to tavo kelio. Niekaip, žinai. Tada ir vėl išmuša. Išmuša kažkiek, nauji dalykai, nauji potyriai, žinai, tada galvoju, okei. Taip ir vyksta augimas tikriausiai. Ir tai vyksta augimas. Aš tik tai galvoju, kad kažkurio momentu neprieiti tos stadijos, kada tu būsi abejingas tiesiog. Dar vienas. Tai va, tada turbūt jau bus ženklas, kad okei, kažkas ne taip. Reikia, kad taip nebūtų. Reikia, kad supurtytų. Reikia, kad šiek tiek papurtytų, nes jeigu būsi abejingas tam tikriem dalykam, tada gal kažkaip, nu, aš kalbu apie skausmingus dalykus, kurie tikrai, žinai, tokie atrodytų skausmingi, tada jau taip, okei, reikia kažką daryti su savim. Reiškia, tu esi abejingas, šaltas, frigidiškas, užsidaręs. Ir nėra gyvybės tavyje. Jo, būtent. Čia turbūt dar tas dalykas yra. Tai jau. Bet nesiūlau niekam purtytis. Siūlau sugyvenkit gražiai. Ir viskas. Ačiū tau labai už šį pokalbį, už atvirą, šiltą, gyvą pokalbį. Man buvo labai įdomu pažinti tave. Galiu pasigirti, man atrodo, kad galbūt atskleidai savo jautrę kažkokią dalį, kur minėjai pradžiai, kad ne visiems rodai, nes aš šiandien jaučiausi labai šiltai ir vis tiek tas jaučiama, ne, kai žmogus yra atviras. Ir ačiū tau už tai labai. Ačiū, kad pakeitei. Tikiuosi, nesumaišiau kortų niekam ir nesupainiau dar labiau. Santykiai sunki tema. Čia reikia labai ir individualiai. Bet kalbėjau tik iš savęs. Tai va, žinokit tai. Ačiū. Ačiū.